Kad ir kokia stipri bebūčiau, viduje yra taip tuščia ir niku dabar. Šiandien mano vaiko gimtadienis. Eideno Globetans gimtadienis. Aš taip jo laukiu, tiek daug svajojau. Tikėjausi būti šeima, turėti vyrą, namus, aplinką, viską. Būti laiminga pradėjus naują gyvenimą. Naują etapą pagaliau laiminga pirmą kartą per 33 gyvenimo metus. O dabar yra košmaras. Taip aš laikausi stipriai, taip aš juokiuosi, taip aš kylu, taip aš darau, nes tai yra mano darbas ir aš tik taip galiu išgelbėti savo vaiką. Nes jeigu visi puikiai supranta, kad jeigu aš pasiduočiau, jeigu aš verkčiau, jeigu aš klykčiau, jeigu aš isterikuočiau, nieko nebūtų. Nieko nebūtų, nuo verkimo nieko nebus, aš esu stipri tik dėl Eideno. Aš esu stipri tik dėl Eideno. Aš esu stipri tik dėl Eideno. Nes kitaip šios kovos nelaimėsiu, o kova yra ilga ir sudėtinga. Vienai prieš visą sistemą, prieš institucijas, prieš žmonės, prieš žymių žmonės. Grįžau namo, pamačiau prisiminimus, labai liūdna palika, šiandien Eidenuko gimtadienis, kai pamačiau inkubatorių ir gimtadienius, inkubatoriai ypač labiausiai paveikė. Vaikas be mamytės. Aš nežinau, kodėl žmonės tokie žiaurūs, aš nežinau. Kodėl institucijos, kurios turi padėti vaikam, vaikų teisės ir taip panašiai, juos skriaudžia, kankina mamas. Aš klausiu tiesiog, kodėl, už ką, kodėl Dievas leidžia. Nerandu atsakymą iš tikrųjų. Aš čia viena, motinos nėra, kaip ir sakiau, išvažiavo, nes jai blogai su sveikata. Jau nubėga, čia man reiks nusivalyti špaklių. Koks man skirtumas? 2 dienos be vaiko, man kiek dienų. Gerai, nesvarbu. Jeigu aš palaučiu, mane vilkų gauja sudraskys. Ta vilkų gauja, kuri mus kankina tiek 3 mėnesius. Aš šiaip palengva kankino ištisai 6 metus, ta vilkų gauja mūsų sudraskys ir aš vaiko niekaip neišgelbėsiu nuo jų. Nes faktas, kad aš jį atgavus vėl bus atakuojama, vėl bus melagingais iškvietimais važiuojama, tai skusti galima, jie negali taip važinėti, niekas nenubūstas. Specialiai kankino dergė, kad nesusitvarkyti, nei nieką nukankinti psichiškai, emociškai, fiziškai, socialinės ir tas vaikų teisių ir visi. Ką dariau, ką sugalvau, tą dariau, viešinau viską, pasakojau, rodžiau ir niekas. Reikia parodyti viską nuo nulio, Aš buvau, tu beidėjai savo gyvenimą istoriją, niekam neįdomu tos 2 valandos, aš suprantu. Reiktų gal laivą padaryti Facebook'e ir čia su ta, kad visi suprastų viską. Aš netidaviau savo vaiko. Aš jau ginau, kiek mamų vien palieka ligoninį, kiek man aplinkiniai, kokia aš durna, kam aš jau ginu. Kokia sunku motinai, išgirdus tokias diagnozes, priimti tokį sprendimą, aš neteisiu nieko. Aš kovau nuo pat pradžio už vaiką. Aš jau ginu ir viskas buvo gerai 6 metus. Aš auginu ir su sveikata ir taip toliau viskas buvo gerai. O dabar staiga viskas pasidarė blogai, o viskas 6 metus buvo gerai. Kai užpuolė, terorizavo ir taip toliau. Kiek aš apie diagnozes kalbėsiu, kiek aš apie viską kalbėsiu, apie pinigus, apie atsardą. Žinau, kad tiesa išlys, bet pavargau. Aš noriu ramybės, aš noriu tiesiog savo vaikų gyventi, sukurti šeimą, sutikti žmogų, turėti galbūt daugiau vaikų, dirbti, užsidirbti. Taip, aš noriu užsidirbti šitaip, kaip užsidirbo skaitmeninio turinio kūrėjas. Aš noriu kelti video apie save, visiems aš įdomi, žinau. Linksminti žmonės, įkvėpti žmonės, pasakoti istorijas apie ir tiesas visokias, apie visatą, kortas mesti, receptus rodyti. Daugybė žmonių tai daro, bet niekam nekliūna, jie turi dar daugiau vaikų, jie ir žymų žmonės ir balevoja, ten laksto, daro kokius skandalus ir vaikų teisės neina, nedaro. Ir tos pačius rūbus demonstruoja ir kalba erotiniam tom temom, iš vis, O kad vaiką negal rodyti, kad negalima, čia iš vis briedas, taigi kiek žmonių rodo ypač užsienį, kad šviestų visuomenę, supažindintų visiems įdomu. Ne visiems daugam įdomu.
Va tie specialiai tu ir siekia, tu palūštų, vertų, draskytis, nuo to nieko nebus. Nuo to nieko nebus. Aš esu būtent ir parodo, ir jie todėl taip draskosi visi, kad aš esu stipri. Aš esu stipri, todėl aš tiek jų įvykių, aš nepasidaviau ir kovosiu, kiek tik reiks. Jeigu aš verkčiau, aš būčiau nieko nepadarius. Taip aš verkiu, taip mane suimu širdies, va dabar užėmė kvapą. Aš matau Danuką tą inkubatorių, kur Facebook'e kėliu. Pasižiūrėkit, Kristina Kaminskaitė Facebook'e. Mano senelis. Kiekvienais metais vis tikėjau stebuklo, vis tikėjau kažko, aš dariau viską, aš vis tikėjau, va dabar tą darys, va dabar ana, vaisių pats galės paeiti. Galiausiai aš susitaikiau, kaip yra, priimu kiekvieną žingsnelį, kaip milžinišką, kaip šventę, kuriem kitiem atrodo, čia niekas nereikšminga. Kiekviena šypsena. Aš nekalbu apie tai, kad tokie vaikai labai trapus ir kiekviena akimirka gali būti paskutinė. Aš viską darau, kad tik išsaugoti kuo ilgiau. Kaip gėlė, gležna gėlė. Tai yra didžiulė neteisybė. Tokie vaikai neina į mokyklas, jiems pavojinga viskas. Gali sakyti, kiek nori, apie tas reabilitacijas, kad bandyta, kad daryta, kad negalima, kad tas, kad anas, kad nėra sąlygų, nėra. Visi tik visi puola pamokslauti, ką aš turiu daryti, ko aš neturiu daryti. Daryk tą, daryk aną, bet niekas nepadaro, aš viską viena darau. Čia lengva pasakyti, daryk tą, daryk aną. Ačiū žmonėm, kurie palaiko, ačiū, kurie padeda, ačiū visiems, bet atrodo absurdiška, aš čia tą daryčiau, tu čia tą daryk, o galiausiai aš viską vieną darau. Aš ir su vaiku toj kasdienybėj neįgalus vaiko milžiniškas krūvis, ir psichologinis, ir fizinis. Ir dar papildomas čia nežmoniškas krūvis, nežmoniškos atakos, nežmoniškas sunkumas. Nežinau, čia žodžiais neapsakoma. Ir skausmas, ir neviltis dėl aplinkinių, dėl žmonių, dėl žymybių, dėl institucijų. Vienas laukia ne karys, tai, bet aš su Eidenu, mes ne vieni, mes turim vienas kitą. Žodžiu. Tai būtų daug lengviau, jeigu būtų, kad palaikytų vyras, antrą pusę, tai aišku, moteris visuomet žeminamas, kai nėra vyrų. Bet yra kaip yra. Yra kaip yra. Bet nes Dievas taip skyrė. Taip tikrai. Bet aš niekada neprarasiu vilties, kad viskas bus gerai, kad jinai bus daug geriau, kad aš turėsiu antrą pusę, kad jinas turės tėtį, kad jis turės brolių sesių, jeigu bus lemta, kad mes turėsim namus, kad mes gyvensim kitaip. Aš niekada neprarasiu vilties ir aš visuomet stengsiuosi. Tai gyvenimas labai negailestingas ir labai nenuspėjamas. Aš visuomet galvojau, taip reikia daryti dabar arba niekada dabar, arba čia geriau padaryti, negu gailėtis, nepadarius, nepabandžius kažko. Ir viskas. Darau, darysiu. Eidenukai su gimtadienį mažiukai, žinau, kad tu nematai. Bet aš išliksiu stipri vien dėl Eideno. Jūs manęs nesužlugdysit. Ir aš viską darysiu tik dėl Eideno, suprantat? Mes niekada nepasiduodam. Ir Dievas su mumis. Mes daug kartų įrodėm, kad mes viskas. Eisiu dar pažiūrėti nuotraukytės, nesigrūdinsiu. Gal darysiu tą laivą, nedarysiu, turbūt darysiu, rodysiu. Aš nežinau, viskas visą neplanuotai, viskas vyksta netikėtai, jis nusiprūsta špaklių. Nei ateis čia jokie Zoro, nei čia kas ateis, nu tik žinau, Dieve man. Vyrai bailiai yra. Jie gal šūdą patampyt va už kasų, pasiūst gėlių, o kai reikia rimtai stoti, kovas, tokia moteris stipri turėti yra vienetai pasaulyje, kas gali atlaikyti tokį krūvį, o apie mano krūvį gyvenimą aš nešneku, aš žinau, čia turėtų būti stebuklas, riteris, nežinau, karalius, imperatorius, toks koks aš, tik vyras. Tiesiu kovą toliau už Eideną, viskas, dėl Eideno.